Sveiki, tai šiandien kalbuosiu su Tomu Moška, technologijų verslininku ir Turing College bendraįkūrėjai, kurio projektas pritraukia milijoninę investiciją ir sparčiai auga tarptautiniu mastu. Kalbėsime apie tai, kaip iš tikrųjų atrodo kelias be pagražinimų. Tai Tomai, jei reikėtų labai trumpai, kaip jūs pats save pristatytumėt? Tai esu verslininkas, kuris kuria technologijų startuolius ir visą laiką dirbu švietime. Tomai, koks buvo momentas jūsų kelyje, kai jūs supratote, kad norite eiti šiuo keliu? Tai mokykloje 11 klasėje dalyvau Lietuvos Junior Achievement programoje. Puikia programa, kuri duoda galimybę pasibandyti verslą tau dar mokyklos suole. Jis dar šiuo metu irgi yra aktyvi. Ir mes su klasiokais įkūrėm skrajučių dalinimo verslą. Tai tas labai davė gerą būdą mums pasibandyti ir pajaus, kad iš tikrųjų tai yra įdomios problemos spręsti, įdomus gyvenimas. Irgi turėjom įvairių nuotykių, kai pirmai už labai pigiai dirbom, vėliau turėjom eiti į dėrybas ir dėrėtis ir panašiai. Bet va, ta patirtis ir davė man tą pajautimą, kad iš tikrųjų čia yra labai įdomu ir norėčiau kažką tokio veikti. O kaip atrodė jūsų pirmieji metai? Tai mes įsikūrėme jau prieš daugiau nei 10 metų Olandijoje, Rotterdame. Ir pirmaisiais metais mes jau buvom studentų organizacija, kuri organizavo mokymus kitiems studentam nemokamai. Tai iš tikrųjų tai buvo iš tokio noro tiesiog kažką tai organizuoti ir tuo metu net negalvojom, kad tai taps verslu. Tai čia mums gal taip ir labai pasisekė, kad mes tiesiog ėjom ten, kur mums buvo labai įdomu iš esmės. Taip. Ir taip po biškelį įsivystė į verslą. Mhm. Koks sprendimas, Tomai, jums davė didžiausią augimą? Būna kažką padarot ir iš karto kyla viskas. Gal vieno tokio nevardinčiau, kur jau viską mums išsprendė ir nuo to labai augom, bet labai geras patarimas, kurį kažkur tai girdėjau, kad jeigu šatai darai, tai tu turi daryti tą 100 kartų rimčiau negu dabar. Tai reiškia priimti viską daug rimčiau. Tai jeigu kuri verslą, tai ir iš tikrųjų stengtis ir į tai žiūrėti kaip į tavo verslo kūrimą, bet ne tiesiog sakai, kad darai verslą, bet iš tikrųjų kartais dirbi, kartais nedirbi. Kokią vertę jūsų veikla kūrė realiai žmonėms, ko jie galbūt nemato? Tai mes, kadangi dirbam švietimo srityje, tai tas yra tokia labai išpildanti veikla iš tos prasmės, kad žmonės įgauna švietimą ir kažkokias tai naujas galimybės, patirtį, karjerą, geresnį atlyginimą. Tai tas, manau, yra labai malonus dalykas šitam versle, kad iš tikrųjų tu kuri naudą, didžiulę naudą žmonėm, kurie dalyvauja tame. Ir dažniausiai tai priveda prie naujų karjeros galimybių, geresnio atlyginimo, geresnio bendro gyvenimo arba tiesiog įdomumo mokytis ir išmokti naujų dalykų. O kaip pavyko pritraukti milijonų eurų investiciją? Kas buvo lemiamas faktorius? Girdėjau, kad neseniai jūs pritraukėte milijoną eurų į savo veiklą iš investuotojų. Kaip tai pavyko padaryti? Nes skamba tai paprastai, bet nemanau, kad tai yra paprasta. Tai per visą tą laikotarpį mes jau turėjom, net reikėtų per naujo paskaičiuoti, kiek čia tų investicinių raundų. Tai bijau dabar sumeluoti, bet bendroji sumoji gal jau turbūt virš 5 milijonų bus visos investicijos, bet investicijose iš tikrųjų yra keletas dalykų labai svarbių. Pirma, tai kad investuotojai turi pasitikėti tavo komandą ir tom, ką darai. Įrodyti kažką reikia. Taip, kad tu tiesiog turi tą pasitikėjimą, kad vėl kažką tai darai tai rimtai, supranti tą sritį. Įgauti pasitikėjimą. Jo, ir žinai, ką čia veiki galiausiai. Ir taip pat, žinoma, tai investuotojai investuoja norėdami iš to grąžos, tai tu turi matyti kažkokį tai kelią ir nupiešti. Daryti planą, kad jiem irgi būtų pelninga. Žinoma, nes dėl to tos pinigus ir atneša ne iš filantropijos šios ar geros valios. Tai tuos dalykus reikia labai aiškiai turėti pasiruošus ir suprasti. Ir būtent tame bendrame pokalbyje ir pristatyme juos perteikti. Tomai, ką investuotojai matė jumise, ko galbūt pradžioje nematėte patys savo veikloje? Mes esame 3 bendraįkūrėjai ir iš tikrųjų labai ilgai dirbame kartu. Ir iš tikrųjų dauguma verslų, bent jau startuolių srityse, jie Ilgą bendradarbystę pasižymė.
ką norėjau pasakyti, jie išsiskiria dėl nesutarimo tarp bendrai kūrėjų, nes čia yra labai sudėtingas dalykas. Jeigu kažką pažįsti kaip draugą, tai gal ir jis ir smagus draugas yra, bet jeigu kartu su jam reikia kurti verslą, tai yra visai kitoks santykis. Sudėtinga. Tai mes kartu jau dirbom labai daug metų ir iš tikrųjų puikiai pažinom vienas kitą ir lig šiol dar dirbom kartu, tai jau yra virš 10 metų. Ir aš manau, kad be bendraujant su investuotojais tai buvo irgi labai svarbus aspektas, nes mes kaip ir galėjom atnešti tą užtikrintumą, kad mes jau vienas kitą pažįstam, nebus surprizo, kad susipykom dėl kažko, nesutarėm dėl sprendimo ir dėl to išsiskirstėm ir verslas nepavyko. Kokia klaida jums kainavo daugiausiai laiko arba pinigų? Mes prieš porą metų turėjom gana nemažą krizę, bet tai įvyko dėl tiesiog nesusikalbėjimo, vadinkim, su... Komandoje? Ne komandoje, bet su vadinkim, klientu, kuris buvo valstybė, dėl to, kaip apreguliuota yra tai, ką mes turėtumėm daryti. Finansavimas? Jo, tai iš tikrųjų tai buvo labai gera pamoka ir tai turbūt bendrai sudėjus, turbūt tai mums kainavo nuo 0,5 iki 1 milijono eurų, visas šitas ir truko bene pusę metų. Skaudi klaida. Tomai, ar buvo momentas, kai jūs norėjote viską mesti? Taip, kad labai taip rimtai atsisėstum ir galvotum, jau viskas, žinai, jau nuo rytojaus nebedarysiu, tai tikrai ne. Bet žinoma, būna lengvų dienų, būna sunkių dienų ir jo, bandai iš esmės vis tiek tą pergalvoji, bet taip, kad rimtai jau sakyti, kad tikrai mesiu, tai nėra buvo. Supratau, Tomai, jei šiandien pradėtumėte savo kelią nuo nulio, ką darytumėte per pirmas 30 dienų? Geras klausimas. Nežinau, reikėtų pagalvoti. Negalvoju apie tai, nes neplanuoju pradėti nuo nulio ar startuoti, bet iš tikrųjų, jeigu tai bendrai pažiūrėsiu iš toliau, tai labai stipriai fokusuočiausi į dirbtinio intelekto sritį, į AI, nes iš esmės tai keičia... Matot perspektyvą? Jo, tai keičia labai daug dalykų, kaip mes dirbam, kaip mes gyvenam, ką mes galim padaryti. Tai labai daug dėmesio sutelčiu tenais. Lengvina gyvenimą? Jo. Ar apskritai šiandien verta dar mokytis programuoti, kai realiai viską atrodo galima padaryti su AI, ar verta, ar geriau pasikliauti AI? Aš manau, tai papildo, AI papildo viską, ypač techninėse srityse, taip pat kaip vis dar mokyklose mokina kažkokius faktus, istoriją, nors tu tikrai tą istoriją gali rasti Google. Tai duoda žinių, kad tu išmoksti ir turi tą informaciją pats ir tau nereikia jokios ieškoti. Lygiai taip pat su programavimu. Esminius konceptus yra labai svarbu suprasti, visas kompiuterių mokslas, kaip veikia programavimas, kaip turėtų veikti sistemos, nors tau ir pačiam gal nebereiks rašyti kodo rankomis, bet kaip jisai veikia yra be galo naudinga suprasti. Tai palengvina daug dalykų, ko nepadarytum su AI. Taip, Tomai, ką šiandien darytumėte kitaip, jei vėl kurtumėte viską nuo nulio? Iš tikrųjų, tai žiūrėčiau viską iš AI perspektyvos turbūt jau, nes tai yra labai nauja didelė banga. Jeigu 2000-aisiais atsirado internetas ir kompiuteriai, ten 12 telefonai, tai manau, AI bus dar didesnė banga. Tai jeigu kurčiau šokį verslą, tai būtinai žiūrėčiau už tos perspektyvos, kaip jisai gali. Pristaikyti. Kas jūsų verslo modelyje šiandien veikia geriausiai? Tai mes šiandieną dirbam, kadangi mes esam švietime ir dirbame su valstybės finansuojamomis programomis, tai iš tikrųjų radome, kad tas modelis mums yra patvirtintas ir veikiantis. Kadangi Europoje žmonės iš tikrųjų nėra įpratę patys mokėti už švietimą, daug kuris yra finansuotas. Tai šiuo metu esame aktyvūs Lietuvoje, Vokietijoje ir Anglijoje ir visose šalyse dirbam, kur bent jau už dalies valstybė finansuoja mokymas. Tomai, ką reikėjo suprasti apie investicijas, ko pradžioje nesupratote? Kokį reikėjo modelį paruošti, kad jūs investuotų? Tai investicijos iš tikrųjų yra duodamas tam, kad tu atsakytum tam tikrą klausimą. Įspręstum problemą. Jeigu mes kaip švietimo atlikėjas pradžioje atėjome, tai mes tuo metu įrodinėjom, pavyzdžiui, kad mūsų modelis veikia. Tai jeigu pirma investicija buvo iš esmės apie tai, kad mes įrodytumėm, kad tas mūsų požiūris į švietimą iš tikrųjų gali funkcionuoti ir veikti. Tai tu, kada gauni pinigus, tuos gauni tam tikram laikotarpiui ir iš esmės
kitaip tariant, sakai, ten, jeigu man reikės ten kažkiek tai $500,000 ar milijono per 18 mėnesių, aš tada sugebėsiu įrodyti, kad tai, kaip mes darome švietimą, Vertinga investicija. jisai veiks. Ir tada, kada tu tai įrodai, kitas investicinis raundas jau atsakinėja kitus klausimus iš esmės. Tomai, kas dažniausiai sulaužo technologinius projektus dar pradžioje? Turbūt gal tikslios vizijos neturėjimas, kokie jie turėtų būti, ar kaip jie turėtų veikti. Jeigu tu neturi aiškaus įsivaizdavimo, tai labai yra sunku ieškoti jį per kūrimą, per kuriant tą. Tomai, o koks vienas patarimas būtų jaunuoliui ar žmogui žiūrinčiam šiam laidą? Nuo ko pradėti, jeigu iš naujo reikėtų? Kaip jau minėjau, aš tai žiūrėčiau iš AI pusės ir perspektyvas, nes manau, tai viską keičiantis dalykas yra, kuris šiuo metu atsiradinėja. AI? Taip. Ir siūlyčiau iš tikrųjų labai vis tiek ieškoti dalykų, kurie jums yra įdomus, kurie tiesiog kelia susidomėjimą dirbti, nes tada tas darbas yra daug įdomesnis, lengvesnis. Tomai, ačiū, kad skirėte man brangių 20 minučių, tikiuosi jūsų patarimai bus kažkam naudingi ir prasmingi. Tai dėkui.